Evangelija pagal Matą nuo 18 iki 25 eilutės. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš šventosios dvasios. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, sapne pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbė savo tautą iš jos nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo Viešpaties pasakyta per pranašą. Štai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys sūnų ir jį pavadins Emanueliu. Tai reiškia Dievas su mumis. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelas jam įsakė, ir parsivedė žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi. Amen. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau šitą šventinį rytą, kad galime tave garbinti, atiduoti tau gyrių ir kad galime kalėdinį rytą švęsti ne tik tai šventę, bet švęsti Kristau tavo gimimą. Ir ypatingai mes, kurie pažinom tave, kurie savo gyvenimus ir likimus susijom su tavim. Mes šloviname tave, atiduodame tau gyrių, prašom, kad tavo žodis kalbėtų į mūsų širdis. Mano malda, kad kiekvieną iš mūsų paliestų tavo žodis, kad žinia apie tai, kad Dievas su mumis persmelktų mūsų būtį, mūsų gyvenimą, mūsų kasdienybę ir paveiktų kiekvieną iš mūsų. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Prisėskim visi. Pastebėjau, kaip daugelis sutriko, kuris skyrius. Tai Evangelijos pradžia bus pirmam skyriui ir visi galiausiai atradom, kuriame skyriuje yra mūsų kalėdinis tekstas. Šiandien mes kalbėsime, mano pamokslas bus iš 3 dalių apie nekaltą Kristaus prasidėjimą. Tai pirmoji dalis galbūt kiek ilgesnė, tada kalbėsime apie Kristaus misiją, apie tai, dėl ko Kristus atėjo į šitą žemę ir galiausiai apie tokį labai svarbų dalyką krikščioniško gyvenimo kely, tai yra klusnumą. Taigi, nekaltas prasidėjimas, misija ir klusnumas. Kaip Dievo sūnus ateina į šitą žemę? Bet jau taip, kaip rašo evangelistas Matas, 18 eilutė, mes ją turime. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš šventosios dvasios. Ir evangelistas Matas, apaštalas Matas, nekaltą Kristaus prasidėjimą įtraukė į savo pasakojimą. Šis pasakojimas, ši evangelija, Jėzaus biografija yra skirta žydams. Ir aš galvoju, kaip rizikuoja Matas, aš greičiausiai netraukčiau šitos istorijos, nes jau nuo pirmų puslapių, nuo pirmo skyriaus, po genealoginio medžio, kurį saviškai sudaro, ir jis iš karto kalba apie nekaltą prasidėjimą. Tarytum duodamas žmogui, skaitytojai tokį pasirinkimą, statydamas tokią nepatogią situaciją, man reikia pasirinkti. Arba suklusti, kad Jėzaus gimimas kažkoks negirdėtas, neregėtas. Prisiminkim, mes gyvenam 2000 metų po Jėzaus gimimo. Ir mums jau nekaltas prasidėjimas iki komiškų situacijų yra girdėtas daugybę kartų, 1000 kartų, kol mes pasiekėm saugystę. Bet tuomet žmonės skaitė pirmą kartą tokią žinią ir jie galvoja, apie ką čia kalba eina. Aš nesu girdėjęs tokio dalyko. Tu girdėjai? Ne, negirdėjau. Tu? Taigi, iš vienos pusės žmonės galėjo sakyti kvailystė ir atmesti knygą, iš karto jos neperskaitė. Arba pamanyti, palauk, čia labai neįtikėtina, gali būti kažkas slėpiningo, kažkas ypatingo toj knygoje paslėpta, galbūt reikia skaityti. Taigi, tai koks to klausytojo, skaitytojo, pirmojo skaitytojo, pirmųjų klausytojų, kuriems buvo skaitoma šita knyga, reakcija. Ir krikščionis visuomet laikėsi, per amžius krikščionis laikėsi tos nepatogios, tačiau labai svarbios krikščioniškos tiesos, kad Kristus gimė ypatingų būdų, ne kaip paprastas žmogus iš vyro ir moters,
bet ypatingų būdų jis gimė iš šventosios dvasios. Dievui veikiant, mergelė, vyro nepažinusi moteris, pagimdė sūnų. Ir tai labai svarbi tiesa. Pradžiai mums atrodo keista, pradžiai mes nesudėliojam taškų, mes nesuvedam, mums per mažai duomenų, kad galėtume padaryti išvadą, kodėl tai labai svarbu. Bet krikščionys visais amžiais, tie, kurie laikėsi ištikimo krikščioniško mokymo, laikėsi šitos tiesos ir šito išpažinimo. Pavyzdžiui, apaštališkas tikėjimo išpažinimas skamba taip. Tikiu Dievo Tėvą, visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją. Ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos ir taip toliau. 2-3 amžiaus dokumentas. Romos imperijoje, pagoniškoj, graikų paveiktoj, edukuotoj kultūrai išpažino šią tikėjimo tiesą. Nikėjos išpažinimas, 4 amžiaus išpažinimas skamba, tikiu vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, visko, kas regima ir kas neregima, kūrėja, ir vieną viešpatį Jėzų Kristų, Dievo sūnų viengimį, gimusi iš tėvo prieš amžių pradžią, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievo iš tikro Dievo, gimusi nesukurta, turinti vieną esybę su tėvu, per jį viskas egzistuoja. Dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išgelbėjimo, nužengus iš dangaus, įsikūnijusi per šventąją dvasią ir mergelę Mariją ir tapusi žmogumi. Jau mes skaitėme Mato Evangelijoje, tai yra Dievo žodis, yra liudimas, kad Jėzus gimė iš mergelės, kad jo prasidėjimas yra nekaltas. Ir paskesni dokumentai, krikščionybė laikosi šito išpažinimo, kad Jėzus gimimas yra ypatingas. Tai labai svarbi žinia mums visiems. Tai svarbi žinia atpirkimo istorijai, tai svarbi žinia Kristaus kryžiui, prisikelimui, nes jeigu Jėzus gimė įprastu būdu kaip visi žmonės, tuomet kryžius nieko nereiškia. Tuomet Jėzus yra toks pat kaip mes, žmogus, paprastas žmogus, mirtingas, turintis nuodėmę savy, bet dabar jisai yra kažkoks ypatingas. Mes dar iki galo gal nesuprantam, skaitydami šitą Evangelijos epizodą. Taigi, ar galim 21 amžiui tikėti, kad Jėzus prasidėjo iš mergelės Marijos? Ar tai nėra pasaka, kurią tikėjo pirmykščiai žmonės? Ir aš sakyčiau, kodėlgi negalim tikėti? Jeigu šiandien 21 amžiui žmonės galvoja ir svarsto, sako, yra 72 lytys, arba kad vienas vaikas gali turėti 2 mamas, kodėl mums negalima tikėti, kad galėjo nekaltai prasidėti vaikas? Nes mes viskam atviri, visoms idėjoms. Bet jeigu mes neironizuosim ir ne per humoro prizmę atsakysim į šitą klausimą, Evangelija mums, matau, atsako labai gerai. Matas be atsiprašinėjimų įtraukė Jėzaus gimimo epizodą, bet parodydamas tam tikrą reakciją, parodydamas, kaip reaguoja, pavyzdžiui, Juozapas, jis reaguoja ne kaip 21 amžiaus relativistas, žmogus, kuris galvoja, čia visokių yra dalykų, viskas gali būti, kiekvieno vaizduoti, realybėje yra skirtingos tiesos, skirtingos vertybių sistemos. Ne. Evangelija parodo, kad Juozapas sureagavo labai, labai tikroviškai, labai realistiškai. Tai yra vienas iš Evangelijos to autentiškumo, to tikroviškumo įrodymų. Evangelija pati savy įrodo, kad ją sukūrė ne kažkokie tai viešųjų ryšių specialistai, kurie galvoja, mąstė apie savo kultūros žmonės ir galvoja, kaip geriausiai būtų parduoti šitą religinę sistemą, šitą religinę idėją. Ne, jie liudijo ir bylojo, jie rašė tai, kas iš tikrųjų buvo. Kažkas buvo patogu skaitytojams skaityti, kažkas buvo labai nepatogu skaitytojams skaityti, kažkur kultūra labai maloniai priėmė Jėzaus žodžius, kažkur kultūra priėmė labai šiaušiasi, viena kultūrinė grupė labai priėmė vieną dalį Evangelijos, kita kultūra priėmė kitą dalį Evangelijos, bet visumoje Evangelija niekada netiko jokiai kultūrai, nei žydams, nei graikams, visuma Evangelijos netiko. Juozapo atsakymas, jis parodo, kad jam buvo sunku patikėti tuo. Jisai susižadėjo su mergele, su Marija, ir Marija sako, aš laukiuosi. Juozapas sako, kaip tu gali lauktis? Žiūrėk, 19 eilutė sako, jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nedarimas įdaryti, nešlovės sumanę slaptai atleisti. Jis nesuprato, jis galvo, kas čia per čiūdai? Mes negyvenam drauge, mes tik susižadėję. Tuometiniai kultūrai vyravo tokiam intimių santykių moralė.
kad žmonės draugauja, susižada. Ir jie negyvena kartu, negyvena intimaus gyvenimo. Ir susilaiko nuo lytinių santykių. Tik po vestuvių jie pradeda gyventi intimų gyvenimą. Ir jeigu žmogus, kuris iki santuokos buvo neištikimas, jis pradėjo gyventi intimų gyvenimą su kažkuo kitu, tai buvo prilyginama svetimavimui. Tai prilyginama svetimavimo nuodėmiai, kurią baudė ne tik morališkai, bet baudė net ir civiliniu būdu. Taigi Juozapas, jisai išgirsta žinią, kad jo sužadėtinė laukiasi. Ir jinai sako, čia iš šventosios dvasios, čia iš Dievo. Jis galvoja, kaip tai gali būti, protinga mergaitė, graži mergaitė, kažkaip labai fainai, labai traukia, bet argumentai yra kosminiai, neįmanoma. Jis nenorėdamas jos paniekinti, pažeminti. Jis galėjo padaryti labai oficialiai, labai viešai, nueiti į kaimo bendruomenę, į savo miestelio bendruomenę, vyresniesiem pareikšti faktą ir tada mergaitė būtų viešai žeminama ir taip toliau. Galbūt net būtų susilaukusi galą. Bet Juozapas iš pagarbos tai mergaitai, iš devotumo, iš nenoro ją pažeminti, jis nusprendė slaptai atleisti. Čia pamokėlė, čia trumpa pamokėlė kiekvienam iš mūsų, priminimas biblinės moralės apie intimų gyvenimą. Mūsų kultūroje mes dabar gyvenam visiškai priešingoje kultūroje, kai tas seksualinius savo jausmus, seksualumą atlaisvinam iki begalybės ir seksualumą galim reikšti taip, kaip norim, taip, kaip fantazija leidžia ir be jokių ribų. Mūsų kultūra visiškai iš esmės skirtinga tuometiniai bibliniai kultūrai. Kažkas pasakys, kad gyventi taip, kaip gyvenom Juozapas ir Marija, tai yra neturėti seksualinių ryšių iki santuokos, tai yra tik gali gyventi visokie Juozapai, Marijos, šventi Antanai ir visokios mergelės iš šventų paveikslų. Joks normalus žmogus, joks nešventas Jurgis negali gyventi taip. Ir tarytum tie antikos šventieji buvo kažkokie nerealūs žmonės, biškai netokie kaip paprasti žmonės kaip mes. Ir iš dalies svarstymas teisus yra, teisingas. Taip, šventieji pašaukti susilaikyti savo gyvenime, nuo seksualinio gyvenimo, ne santuokoj. Dievas sukūrė mus seksualumą išreikšti tarp vyro ir moters ir tik santuokoj. Tik tokiu būdu Dievas nusprendė, kad seksualinis gyvenimas gali būti priimtinas ir Dievo palaimintas. Kai mes darom tai kitų būdų, mes nusidedam. Pirmiausia, nusidedam prieš save, prieš šventą Dievą, kuriam tarnaujam. Tai iš dalies teisinga, jeigu aš nepažįstu Dievo, jeigu Dievo žodis man nieko nereiškia, jeigu aš gyvenu taip, kaip noriu gyventi, tuomet ir šita moralė man netinka ir nereikalinga, aš gyvenu taip, kaip noriu, aš pats savo esu matas. Taip, aš save naikinu, taip, tai nebus naudinga man, taip nekursti jokių ryšių, taip galiausiai sugriaus mano paties intimumą, bet kas kam turėtų rūpėti? Tačiau neteisinga būtų sakyti, kad šitas pamokymas skirtas tik tai šventiem Antanam ir visokiom mergelėm Marijom ir Jozapam. Nes Dievo žodis šventaisiais vadina kiekvieną žmogų, kuris tiki Jėzų Kristų. Ir vėl, čia prieštarauja mūsų lietuviškai kultūrai, kai mes turim šventuosius, ypatingus, egzaltuotus kažkokius žmonės, keistus, jie paprastai nutolę, paprastai būna jau senai mirę, paprastai būna prikurta legendų, dar jų pripumpuota, paštampuota daugiau negu buvo tikriam gyvenime. Ir sakom, jie buvo ypatingi ir taip toliau. Ir tada juos vadinam šventaisiais. Tačiau Dievo žodis kiekvieną žmogų, kuris tiki Jėzų Kristų, vadina šventuoju. Apaštalas Paulius laiške Efeziečiam 2 skyriui 19 eilutė sako, jūs jau nebesate pašaliniai ir nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Kiekvienas, kas patikėjo Jėzų Kristų, jis turėjo su atgaila išpažinti Jėzų. Ir atgaila tai reiškia, aš sakau, Dieve, atleisk man už mano nuodėmes. Ne už kažkurią vieną nuodėmę, bet už tai, kad nuodėmė buvo visa mano gyvenime, viską buvo persunkusi, kad nuodėmė buvo mano gyvenimo šerdis, pagrindinė šaknis, kuri maitino viską, visą ego, visą mąstymą, visą gyvenimo būdą, mane pastatė į Dievo vietą, aš mąsčiau, kad esu gyvenimo centras, ašis ir visako atskaita ir matas. Ir tai yra didžiausias maištas prieš Dievą. Ir kai mes ateiname su atgaila, mes sakome, Dieve, Kristau,
atleisk man, apvalyk mane. Ir kas tuo metu įvyksta? Viešpats Jėzus Kristus per šventąją dvasią apvaldo ir pašventinamas. Jo ant kryžiaus pralietas kraujas nuplauna visas mūsų nuodėmes. Ir mes būnam nuvalyti. Mūsų nuodėmės būna nuplautas. Mes būnam pašventinti Jėzaus Kristaus vardu. Tikėjimas į Jėzų Kristų. Kristaus kryžiaus aukos veikimas mus pašventina. Ir Dievas sako, kadangi tas žmogus įtikėjo, jis patrauktas prie manęs, jis nuvalytas ir patrauktas prie manęs, jis reiškia šventasis. Gali būti, kad jis bjaurus tipas, gali būti, kad dar jo įpročiai yra tokie negražūs ir nepriimtini. Paulius tokią kūnišką bažnyčią, tokią bjauriai besielgiančią bažnyčią kaip Korinto bažnyčia, didelę, arogantišką, pasipūtusią bažnyčią, vis tiek vadino šventųjų bendruomenę. Nors jų įpročiai, jų elgesys buvo vietomis netgi peržengiantis krikščionišką etiką, labai stipriai, šventas raštas, Dievas žiūri juos kaip šventuosius. Taigi, brangieji, mes esam šventieji, jeigu tikim Jėzų Kristų. Tai kažkiek sudėtinga. Turiu pasakyti, kad aureolės virš jūsų galvų nešviečia, kaip paveiksluose pavaizduota viduramžių. Bet jūs esat pašventinti, nes Jėzus Kristus, jeigu jis atleidžia jūsų, jūs pašventinti jo krauju. Jūs esat patraukti būti su juo, jūs esate jo. Ir mes turim taip mąstyti, kad bažnyčia yra šventųjų bendruomenė. Kad tai yra šventųjų pašventintų žmonių bendruomenė. Taigi, kiekvienas, kas tiki Jėzų Kristų, yra pašauktas gyventi gyvenimą tokį, kaip moko Evangelija, tokį pat gyvenimą, kokį gyveno Juozapas ir Marija. Ir lytinio gyvenimo perspektyvai mes pašaukti gyventi susilaikymo gyvenimą, nesantokoj. Ir seksualumą išreikšti santokiniuose ryšiuose ir niekur daugiau. Tai visų šventųjų pašaukimas, tai visų tikinčiųjų Kristų pašaukimas. Negirdžiu jūsų didelio entuziazmo, bet tarkim, aš tylą palaikau kaip pritarimą. Taigi, Juozapas, kaip ir minėjau, laikėsi šitos moralės. Juozapas mąstė, kad man nedera gyventi su ta mergaitė kaip su savo žmona. Ir kai jisai sužino, kad jin laukėsi, jis sako, oi, kas čia per nesusipratimas, nesąmonė, čia kažkokie angelai, Dievas, čia, atleisiu, bet nenoriu jai negarbės daryti, nenoriu, kad jinai būtų nužudyta, ten paniekinta, tyliai atleisiu, sutvarkysim tuos dalykus, gal išvažiuosiu į kitą miestą, kad kažkaip čia viskas labai blogai susidėlioja. Jis pasielgia kaip tikras džentelmenas, kaip tikras vyras. Visiškai adekvačiai, visiškai blaiviai, racionaliai, protingai reagavo į situaciją, kuri buvo. Jokio viduramžiško, antikinio, kažkokio tai primityvaus mąstymo, šventoji dvasia nužengė, tikiu. Ne, kaip tai gali būti, negaliu patikėti. Ir visgi toliau, žiūrėkime, mes jau skaitėme tą istoriją, mums jau žinoma jį, bet 20 eilutė sako, kai jis nusprendė tai padaryti, sapne jam pasirodė viešpaties angelas ir tarė, Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbė savo tautą iš jos nuodėmių. Va taip. Neįtikėtina. Ir nekaltai prasidėjusi kūdikį, iš Dievo prasidėjusi kūdikį saugo kažkokia jėga. Angelai įsikiša į sužadėtinio miegą ir sapną ir kalba jam. Angelas jam sako, ką jis turi daryti. Jis patvirtina tuos pačius žodžius, ką sakė jo sužadėtinė. Kaip persmelkė jo sielą, tas sapnas, tas regėjimas, tas suvokimas. Nebuvo kito vyro, Juozapai. Tau sunku patikėti, bet aš tau patvirtinu, kad tas kūdikis prasidėjo iš Dievo. Nesupranti? Tiesiog paklusk, sūnau, paklusk. Ir parsivesta moterį, augintą vaiką kaip savo. Dievo veikimu, šventosios dvasios veikimu tavo sužadėtinė tapo nėščia. Įspūdinga. Atsikėlęs, Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelas jam įsakė ir parsivedė žmoną pas save, 24 eilutėse. Taigi Jėzaus prasidėjimas, Jėzaus pradžia yra ypatinga. Prasidėjimas be žmogaus.
nekaltas prasidėjimas. Jėzus yra kitoks. Ta detalė, ta tiesa yra labai svarbi, nes Jėzus neturi adomiškos nuodėmės savy. Tai labai svarbu dėl mūsų atpirkimo, nes Jėzus Kristus miršta ant kryžiaus už visų mūsų nuodėmės, kaip atperkančioji auka. Kaip ir minėjau pradžioje, jeigu Jėzus būtų gimęs įprastiniu būdu, jis būtų buvęs žmogus kaip mes. Ir už nuodėmę atpirkti neišeina. Už nuodėmę galima atpirkti tik teisumu. Jo auka būtų suteršta nuodėmės, bet dabar jisai yra nekaltas, šventas. Kai kas, aišku, jau patikėjęs, kad Jėzus prasidėjo iš mergelės Marijos, tęsia ir toliau. Jis sako, oi, mes tikim ir tuo dar, kad ir Marija nekalta prasidėjo. Kaip sakyti, net leidžia gazo pedalę, spaudžia toliau. Bet Dievo žodis niekur apie tai nekalba. Nekalba. Vienas žmogus pasaulyje tam buvo, kuris prasidėjo tokiu ypatingu būdu, kuris gimė nekaltas. Tik tai Jėzus Kristus. Jokių kitų liudymų apie kitus žmonės, apie mergelę Mariją nėra kalbama. Tai buvo paprasta mergaitė, kurią Dievas išsirinko ir kuri priėmė tą palaiminimą. Dėl to sakyti, kad dar kažkas istorija yra nekaltas, jau nebėra bibliška. Gerai, žiūrėkim toliau. Kristaus misija. Čia atskleidžiama, kodėl jis atėjo, ką jis veikia. Ir pažiūrėkime 21 eilutę ir 23. Angelas sako, ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Tai žiūrėkim, Jėzus. Angelas prisako tėvui, kad kūdikiui duotų Jėzaus vardą. Duodamas Ješua vardas. Dievas gelbsti. Įspūdingas vardas. Aš neįsivaizduoju, ką reiškia susapnuoti angelą, koks tai poveikis yra, kaip tai padaro poveikį tavo gyvenime. Bet kiek daug minčių turėtų kilti, kiek daug įspūdžių jam turėjo kilti, kiek daug analogijų, kiek daug prisiminimų iš rašto skaitinių, iš šventų istorijų, kurias girdėjo nuo vaikystės Juozapas savo gyvenime ir jos įsiminė jo atminty kaip didžiosios biblinės istorijos, kaip Dievas ypatingų būdų apsireikšdavo savo tautai ir ar angelas, ar kažkokiu stebuklingų būdų gimdavo vaikas ir jisai atlikdavo ypatingą kažkokią tai rolę Dievo tautos gyvenime. Ar Izaokas, Samsonas, Samuelis. Dievas veikia ypatingų būdų istorijoje ir vaizduotė tikrai įsijungia daugybė minčių, daug vietos vaizduotė buvo. Aišku, prisiminė dabartinį Izraelio situaciją, nes Izraelis tuo metu, kai viskas tai vyko, buvo pavergtas romėnų ir žydai kentė, žiauriai kentė, priespauda. Romos imperija buvo kieta kaip geležis imperija ir neleido kvėpuoti tik tiek, kiek buvo leista, tik tiek, kiek buvo sutikta galimybės, bet priespauda buvo žiauri ir jeigu kažkas pasipriešindavo, gailestingumo nesusilaukdavo, būdavo tiesiog baisi priespauda. Ir žydai laukia tos priespaudos nuėmimo. Be abejo, iš karto atėjo į galvą mintis apie Dovydo laikus, kai Izraelis tarp visų didžiųjų imperijų gyvendamas, jisai atsistojo Dovydui vadovaujant ant kojų, tapo valstybė, sutvirtėjo, nusipurtė kitų tautų priespaudą ir tapo laisva valstybė, karalystė su dinastija, įtvirtindama savo suverenitetą, įtvirtindama savo laisvę. Žydai to ilgėjosi, žydai to laukė. Žydai buvo taip susiję savo nacionalinę, savo pilietinę, tautinę, valstybinę laisvę su Dievo žodžiu ir pažadu, kad tai buvo neatsiejamas vienas audinys, jiems tai buvo vienas vientisas dalykas. Religija ir politika buvo vientisas audinys, neperskiriamas. Taigi, be abejo, pirma mintis, Dievas kažką įspūdingo darys. Turėsim karžygį, turėsim karalių, galbūt valdovą, kuris įveiks romėnus. Tačiau čia tik dalis sakinio, duosi jam vardą Jėzus. Dievas gelbsti, nes jis išgelbė savo tautą iš jos nuodėmių. Ir tai turėtų šiek tiek
sutrikdyti, kaip čia dabar, iš nuodėmių, iš kokių nuodėmių, kažkokį tai tam tikrą abejonę atneša, kaip tai gali būti, sunkiau suprasti, ką čia reiškia. Dar daugiau, jau paskui pats Matas prideda, visa tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo Viešpaties pasakyta per pranašą. Štai mergelė taps nešia ir pagimdys sūnų ir jį pavadins Emanueliu, tai reiškia Dievas su mumis. Dar daugiau, angelas sako tokį daiktą, kad gims tas, kuris gims, išpildys tą pasakymą, tą mintį, tą pažadą, kuris duotas prieš šimtmečius, kad Dievas pradės būti su mumis, jo buvimas bus apreikštas su mumis. Ir jeigu kažkas klausia iš skeptikų, iš mūsų draugų, pažįstamų, manęs kartas nuo karto to klausimo užduoda, kurgi Biblijoje parašyta, tiesiai šviesiai parašyta, kad Jėzus yra Dievas. Štai ir parašyta. Štai šito vietoj ir parašyta. Tai reiškia, štai mergelė taps nešia ir pagimdys sūnų ir jį pavadins Emanueliu, tai reiškia Dievas su mumis. Štai ir parašyta. Ką reiškia Kristaus Dievas su mumis? Apie Jėzų kalbama, kad jisai yra Dievas su mumis. Biblija, žiūrėkit, vienareikšmiškai šito vietoje sako, Jėzus nėra kelias pas Dievą, kaip dažnai mes gal sakom krikščionis, bet Biblija taip nesako. Biblija nesako, kad Jėzus yra nuoroda į Dievą, kad Jėzus pasakoja apie Dievą. Biblija mums sako, kad Jėzus yra Dievas su mumis. Jis yra pats Dievas su mumis. Jo buvimas yra Dievo buvimas su mumis. Jis pats yra su mumis. Neaprėpiamas, amžinas, viską žinantis, visagalis, visur esantis. Ta gyvybės dvasia, kuri gyvybę pagimdo visuose, tapo žmogum, pasiekiamas, apčiuopiamas, matomas, tapo kūdikiu, įsikūnijo. Ir jeigu mes pažiūrėsime į Senąjį testamentą, istoriją iki Jėzaus gimimo ir pažiūrėsime, kaip Dievas apsireikšdavo Senajame testamente įvairiems herojams bibliniams, mes pamatysime, koks neįtikėtinas ta Dievo didybė yra. Pavyzdžiui, Abraomas aukoja aukas, perskrodžia gyvulius ir sudaro sandorą su Dievu. Ir ryjanti ugnis, dūmai, kažkokia mistika, nepriepiama, nesuvokiama, nevaldoma stichija, kurios negalima aiškiai išreikšti, vaikšto tarp tų aukos dalių, kurios buvo paaukotos Dievui. Po kelių šimtų metų Mozė ant kalno regi Dievo didybę, girdi Dievo balsą, regi jo šlovę, gauna jo įsakymus, kalbasi su juo, kalbasi tarsi su draugu. Visa tauta mato debesies stulpą dieną ir ugnies stulpą naktį. Neišreiškiama, nesuvokiame, juslėmis nepamatuojama didybė. Saliamonas regi Dievo šlovę tuomet, kai pastato šventyklą ir kai kunigai pradeda aukoti aukas ir visi krenta ant žemės, nes Dievo šlovė pripildo šventyklą. Ir nieks negali pakilti, nes Dievas pripildo savo buvimu tą šventyklą. Ir šitas Dievas, kuris sukūrė pasaulius, kuris apsireiškė žmogui, apsireiškė taip, kad žmonės neturėjo žodžių, neturėjo būdų, kaip išreikšti to patyrimo, tos patirties. Jų gyvenimai tiesiog pokšėjo ir spraksėjo, keitėsi iš esmės, nes jie išvydo Dievą. Jie regėjo per tam tikrus filtrus, per tam tikrą uždengtumą, per tam tikrą ir metaforą, ir kitus dalykus. Ir jų gyvenimai keičiasi. Ir šis Dievas tampa kūnu. Šis Kristus įsikūnė, Jėzus tampa žmogumi, jis ateina šitą pasaulį kaip kūdikis. Ir tai keičia viską. Ir jis nėra tik tai vienas iš autoritetų. Jeigu jis iš tikrųjų yra Dievas, jeigu jis nėra tik tai mokytojas, tuomet keičia viską. Tuomet tai, kas Jėzus yra. Tuomet tai, ką jisai sako, tai, ką jis įspėja, tai, kas yra jo asmenybė, yra Dievas. Ne tik nuomonė, ne tik krikščionybė apie tai sako, ne tik tai
vienas dvasinis autoritetas apie tai kalba. Tai yra galutinė tikrovė, realybė. Jeigu mes tuo tikim, jeigu mes tai priimam kaip tikrovę ir realybę, tai iš esmės keičia viską. Džonas Stotas yra gražiai pasakęs, kaip žmonės gali reaguoti į tą žinią, kaip reaguodavo susitikę su Jėzumi, į Jėzų. Yra tik 3 būdai, kaip žmogus gali reaguoti. Tai pirmas dalykas, kad žmogus išsigąsta to, ką pamato Kristuje, išsigąsta tos nepriepiamybės, to, kad ten yra tiek daug, tiek visko ir taip intensyvu, kad jie išsigąsta ir pabėga. Wow, tai ne man. Antroji reakcija, kaip jisai rašo, yra neapykantos reakcija. Netikėtina, bet taip žmonės reaguoja. Jeigu skaitom Evangelijas, mus gal kiek glumina, bet kita vertus tai sutampa su mūsų realybė. Daug žmonių nekenčia Kristaus, nekenčia krikščionybės, nekenčia krikščionių. Ir gal kokia čia priežastis, ir tu Evangelijose atrandi priežastį. Nes atsiranda kažkokia neapykanta Kristui. Noras jį užgesinti, noras tą šviesą užgniaužti, noras tą balsą nutildyti, noras sustabdyti, noras sukontroliuoti, noras viską išspręsti akmenimis ir į galvą. Užgniaužti. Neįtikėtina, skaitom Evangelijose, Evangelijų vidury žmonės apsisprendė, viskas. Religiniai lyderiai nusprendžia, viskas. Jis mūsų priešas, jam jau paskelbta mirties bausmė. Laukiam progos, laukiam oficialaus prisikabinimo ir mes jį įveiksim. Užgniaušim šviesą. Šitokia jėga veikia mumyse. Yra trečiasis būdas, kaip mes galim reaguoti į Kristaus žinią. Tai nusilenkti jam. Nusilenkti, suklupti prieš jį, išpažinti, kad jis yra Dievas. Pagarbinti jį kaip Dievą. Ir jam atiduoti visą savo gyvenimą. Džonas Stotas sako, kad nėra jokio ketvirto kelio. Yra tik 3 šitie keliai. Pabėgti, priešintis jam arba suklupti ir viską jam atiduoti. Nes jeigu tai tiesa, kas kalbam apie Jėzų Kristų, jeigu tai yra tiesa, ką liudija Evangelijos, tuomet tai keičia viską. Tuomet visas mūsų gyvenimas yra neįtikėtinas stebuklas. Nes Dievas apsireiškia mums, Dievas atėjo į mūsų gyvenimą. Dievas gali perkeisti mūsų gyvenimą. Jisai gali padaryti stebuklą. Tai neįtikėtina, tai neįtikėtina. Aišku, klausimas, kokia tavo ir mano reakcija. Kaip mes reaguojame. Biblija niekad neparašyta kaip teorinis vadovėlis, jinai kreipiasi į tave, kiekvieną skaitytoją, į kiekvieną klausytoją asmeniškai, kaip tu reaguoji, kur esi tu, kuriai kategorijai tu priklausai. Ar tu išsigąsti, ar tu pasipiktini, ar tu klumpi ir garbini ir sakai, kadangi tu atėjai, aš atinu pas tave, kadangi tu atidavėjai save, aš atiduodu save tau. Man reikia šitos meilės, mane įtraukia. Trečioji mano pamokslo dalis. Kaip tas išganimas, Kristaus atneštas išganimas veikia mūsų gyvenime. Ir kažkas gal pasakytų, mes dabar grįžkime prie tos minties, kad angelas apsireiškia Juozapui. Aš girdėjęs ne kartą žmonių, kurie sako, klausyk, jeigu angelas jau man pasirodytų, padaryk, Ramūnai, tu gerai, tu va čia pasako apie Jėzų, tai padaryk, paprašyk savo to angelo, kad ateitų man pasirodytų. Jeigu man pasirodys, tuomet tu tikrai tikėčiau. Tikrai tikėsiu. Žiūrėk, ir Juozapas netikėjo, kol nepasirodė. Pasirodytų man? Tikrai tikėčiau. Kaip Dievą myliu. Jo netikiu, bet kaip jį myliu, tikėčiau. Bet čia žiūrėkim. Ne, taip nėra. Ir taip nebus. Pirmas dalykas, kad Juozapas tikėjo Dievą. Nebuvo taip, kad jis jį netikėjo. Kaip tik jis jį tikėjo. Todėl jis jo klausė jo moralės, jo įsakymų, jis elgėsi dorai, laikėsi Dievo vertybių ir dorybės kelio. Kodėl laikėsi? Dėl to, kad tikėjo Dievą. Jis netikėjo tuo, kas buvo negirdėta, neregėta, netikėjo tuo, kad jo sužadėtinė tapo nešia iš šventosios dvasios. Ir iš tikrųjų tai buvo ypatingos aplinkybės, kuomet
niekam nebūtų atėję į galvą. Gal tau Juozapą reikia atsiversti Izaijo pranašystės 7 skyrių 14 eilutę ir čia gal reiškia tai? Siaubas. Mes negalim taip paaiškinti dalykų savo gyvenime, kurie netelpa mums į galvą. Ir mes turėtumėm galbūt greičiausiai reaguoti taip, kaip Juozapas reaguoja. Ir tada jam reikia ant gamties įsikišimo, nes tai vienkartinis įvykis šitoj visatoj, žmonijos istorijai. Dievas tampa žmogum, dangus pabučiuoja žemę, dangus ateina, nusileidžia į žemę ir dėl mūsų ribotumo, dėl tiesiog neįmanomybės mums suvokti Dievo minties, pats Dievas turi atverti kelią ir parodyti žmogui, tik tokiu būdu žmogus gali patikėti ir paklusti. Jis tikėjo Dievą ir be angelo, bet jisai pakluso Dievui dėl to, kad angelas įsikišo konkrečioje situacijai. Kristus savo mokime, pavyzdžiui, Luko Evangelijos 16 skyriuje, pasakojame apie vargšą Lozorių ir turtuolį. Jis kalba labai svarbią tiesą. Atsimenam istoriją, kai turtuolis gyvena ir šalia jo namų gyvena vargšas Lozorius. Ir turtuolis visko pertekęs. Ir Lozoriui jis neduodavo nei kapeikos, nei trupinių nuo savo stalo. Suvalgo, picos vidurį išvalgo, net kraštų netiduoda. Galvoja, nereikia. Paskui per gerai šitam. Nieko nemoka, tegul eina dirbti. Ir abum pasimirė. Ir Lozorius stovi su Abraomu, bendrauja kalbą, nes sulaukia malonės iš Dievo. O turtuolis kenčia kančias ir tada turtuolis pasikviečia Abraomą, sako, Abraomą, tik čia davai. Žiūrėk, davai, nusiūs šitą, va, kaip jisai tas. Lozorius, nusiūsk jį pas mano brolius, kad tie atsičiūchintų ir gyventų normalų gyvenimą. Ir Abraomas sako, nebus taip, kad prisikėlęs iš numirusių žmogus įtikins tuos, kurie turi įstatymą, turi Dievo žodį ir jo neklauso. Net prisikėlęs iš numirusių giminaitis to neįtikins. Jėzus mums paaiškina, kad mūsų sielos išganimui, mūsų Evangelijos klusnumui užtenka Evangelijos liudijimo. Jeigu jo neužtenka, neužteks nieko kito. Pamatys angelą, patikės, lygiai 15 minučių, kol paskui pagalvos, prisisapnavo vakar, per daug baltos mišrainės prisivalgiau. Po kūčių vakarienės visko gali prisisapnuoti, kai tiek prisikerti. Nes ne 12 patiekalų, bet 16. Dar jeigu kisielių priskaitysi, 17 buvo. Jeigu netikim Dievo žodį, mums viskas yra neįtikinama. Bet jeigu patikim į Dievo žodį, į Dievo sūnaus žodžius, jie pakankami įtikinti mūsų sielą, kad mes pavestumėm savo gyvenimą ir likimą ją. Taigi, istorija baigėsi tokiais žodžiais, 14 eilutė ir toliau, 24 eilutė ir toliau. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelas jam įsakė ir parsivedė žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi. Taigi, Juozapas padaro taip, kaip jam buvo pasakyta. Krikščioniška klusnumo darybė. Tai Dievo vaikų ženklas. Dievo vaikai, kurie patyrė Kristaus meilę, kurie prašė jo atleidimo, kurie gavo tą atleidimą, kurie atgimdyti iš jo dvasios, turi klusnumo dvasios savyje, klusnus yra. Jie klusnus tikėjimui. Jie linkia klausyti Dievo. Jie linkia vykdyti Dievo valią. Ir mes mokome, auklėjame esame. Štai istorija, kuri mus ir drąsina imituoti ir kartoti, būti klusniais. Be tikėjimo Evangelija neveikia mūsų gyvenime. Be klusnumo tas mechanizmas neįsijungia. Jeigu mes nepaklūstame tikėjimui, kuris yra skelbiamas, visas palaiminimas, visa dovana, kurią Dievas dovanoja per savo sūnų Jėzų Kristų, mums neveikia. Tu gauni dovanų kalėdom, bet reikia patikėti, kad dovana ta duota tau, tu turi paimti tą dovaną. Tu turi praplėšti pakuotę, nudraskyti bantus visus ir popierių, išpakuoti, ištraukti tą dovaną ir ją priimti. Ir tada jin bus tavo, tada tu ją džiaugsiesi. Bet be tikėjimo, be klusnumo tai neveikia.
Jeigu mes nepatikim, kad dovana man padovanota, jeigu mes nepaklūstam paimti ją ir mes liekame dovanos. Galim vaikščioti su gumulu gerkliais, spjaudytis ir kartėlėje savo skęsti, sakydami, Dievas mus pamiršo, kaip viskas gyvenime blogai. Taip jaučiamės. Bet tikėjimas mus kviečia klusnumui, klusnumo veiksmui, paklausimui. Ir tada, žiūrėk, ta dovana tampa regima, matoma, įsisavinta. Lygiai taip pat su Kristumi, lygiai taip pat su Kristumi, lygiai taip pat su juo. Tik tai klausytis apie jį, tik tai žinoti apie jį yra vienas dalykas. Tas pats, kas žiūrėti puikias knygas apie kulinariją. Vartai lapus, bet pilvas kaip gurgia, taip gurgia. Ir su kiekvienu lapu vis labiau gurgia, vis labiau silpna darosi. Ir biški trigerina, erzina. Tu alkanas lieki. Jokios naudos, paveikslėliai gražus, receptai puikus. Alkanas kaip alkanas. Ir popierių suvalgyti irgi neveiks. Irgi neveiks. Reikia kažką paklusti, priimti, daryti, veikti. Ir klusnumas visą laiką kainuoja. Klusnumas visą laiką kainuoja. Paklūsti Dievui mums kainuoja. Paklūsti Kristui mums kainuoja. Visą laiką mes turėsim kažką palikti, paklūsdami Kristui. Palikt nuodėmę, palikt save. Nulipti nuo kėdės, kuri ne mums skirta, kuri Dievui skirta. Nusimesti puikybę, aroganciją, savo teisumą ir apsirengti kuklumu, paprastumu. Kartais tas klusnumo kelias atrodo kaip pražūtis, kaip mirtis, kaip tikras praradimas, vien tik pradžioj. Čia klaidinantis dalykas yra, kaip visose pasakose. Herojai visaka kviečiami pasirinkti teisingus dalykus, bet teisingi dalykai būna paslėpti po tokio nykumo, nevertumo, nereikšmės šydų rūbų. Puikybė niekad nesirenka teisingo išminties kelio, visaka renkasi blogą kelią. Lotas visą laiką rinkosi Sodomą. Jam jį rūpėjo. Taip ir mūsų kūniškoji prigimtis. Bet kai paklūstam Dievui, kartais mums atrodo, kad mes tiesiog nužudom visą save, prarandam savo svajonės ir kitus dalykus, bet iš tikrųjų tokiu būdu mes atrandam. Jėzus sakė, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. Kas dėl kryžiaus praras savo gyvybę, tas ją išgelbės. Taip, tokia yra amžinoji tiesa, paradoksali, bet tiesa. Ir pažiūrėkime, Juozapo gyvenimas. Juozapo gyvenime klusnumas tai reiškia priimti Jėzų Kristų į savo gyvenimą. Mes galvojam, jis priėmė Mariją, bet pirmiausia, jis turėjo priimti Jėzų Kristų, tą svetimą, kuris atsirado tarp jo ir Marijos. Jis priėmė Kristų kūdikėlį, kuris dar tik tai buvo įsčiose. Ir priėmė Mariją. Jo gyvenimas keitėsi. Jis turėjo daug įtampos, daug visokių keistų dalykų, kitų žvilgsnių, turėjo veikti savo kažkokius tai išankstinės nuostatas. Juozapui klusnumas kainavo. Bet jisai kalba apie dar svarbesnį dalyką, kad Jėzus Kristus yra klusnus tėvo sūnus. Jis atėjo į šitą žemę, jis gimė šitą pasaulį tam, kad įvykdytų tėvo valią. Amžinas, nepriepiamas, tampa kūdikiu, tampa žmogum. Paklūsdamas Dievui. Tai klusnumo veiksmas. Jis tampa žmogum. Ribotų, mažu, silpnu, pažeidžiamu. Jisai užaugę žengė krikšto vandenį, paklusdamas Dievui ir teisumui. Jisai dvasios nuvedamas į dykumą, kur yra velnio gundomas. Jisai paskui eina tarnauja žmonėm, eina į žmonės ir būna su jais. Emanuelis, Dievas su mumis. Jis gydo akluosius, raišuosius, luošius. Žmonės, kurie yra be vilties, jis būna, jis moko, kalba su jais, jis gedi su jais, jis prikelia iš numirusių, jis rauda su jais. Jis kaip piemuo gydo avis, kaip karalius subūrė aplink save tautą, kol galiausiai jisai nukreipė savo žvilgsnį į Jeruzalę ir paklusdamas tėvui paima kryžių, neša ant Golgotos kalno.
klusnumu, kaip avinėlis, kuris išrinktas aukai už žmogaus nuodėmės. Jisai Dievo avinėlis už visų žmonių nuodėmės. Be dėmės, be nuodėmės, be nusižengimo. Tačiau priima laisvą valią kryžių ant savęs, kad būtų kaip atmata nužudytas už miesto ribų. Jėzus savo klusnumu nuperka kiekvieną iš mūsų. Jėzus savo klusnumu atperka mus, jisai yra mūsų atpirkėjas. Kad būtų atleistos visos mūsų nuodėmės. Ir jam klusnumas kainavo viską, broliai seserys. Jis negalėjo duoti daugiau kažko. Kai buvo atvažiavę mūsų draugai ukrainiečiai, mes kalbėjomės, vienas iš paskutinių mūsų pokalbių buvo prie stalo ir pasakojo apie sužeidimus, kurias gauna kariai, apie traumas, patirtis ir dalykus, kai sužeisti kariai gauna galvos traumą, tampa neįgaliais ir patys turi mokėtis už gydymo dalį. Kad sunku suvokti, taip įmanoma. Žmogus gauna sunkia galvos traumą ir jis turi mokėti už kraujo tyrimą, už visokius aparatų dalykus ir panašiai, ir sunku suvokti. Ir aš visai kitaip išgirdau tą mintį, kurią išsakė Andriejus ir sako, tie vyrai yra tikri herojai, negalima mūsų vadinti herojais, tų, kurie nesikauna. Nes jie atiduoda brangiausią, ką turi, tai yra savo gyvybę. Vyrai, kurie miršta fronte, jie taip ir nepamato laisvės. Taip ir nepamato savo vaikų, dukterų, žmonų, mamų. Atiduoda brangiausią, daugiausią, ką turi, savo gyvybę. Lygiai Jėzus atidavė visą, ką turėjo. Iš klusnumo tėvo atidavė viską už tave ir mane. Jis sumokėjo aukščiausią kainą. Ir Evangelija klausia mūsų, kaip aš ir minėjau, kaip su tavim ir su manim. Ar tu ir aš priimam gerą žinią apie gimusį Jėzų Kristų? Ar mes esame klusnus Kristaus tikėjimui? Ar nusilenkėme tam, apie kurį dangus skelbia? Angelai sako, kad jis yra Dievas su mumis. Ar mes tam, kuris viską atidavė už mus, pasirengę atiduoti viską, kas yra mūsų? Kaip jis, taip mes. Vienas už vieną. Kaip jis savo meilę paskatino mane mylėti, taip aš atiduodu savo meilę jam. Viską. Ar klusnumas Dievui kainavo tau? Ar atidavėm tai, kas mums brangu Dievui, kuris atidavė visą, ką turėjo brangiausia už mus? Gelbsintis Kristaus tikėjimas niekaip kitaip neveikia, kaip per tikėjimą. Ir to tikėjimo įveiklinimą, išpažinimą, veikimą, klusnumą jam. Štai tokiu būdu, tik tokiu būdu Dievas yra su mumis. Net tuomet, kai mes tik sakom, užsirašom ant sakties, išpažįstam, ar pasidarom kažkokį tai gražų postą Facebook'e. Bet tuomet, kai mes nusilenkiam prieš tą, kuris atėjo, ir pavedam savo gyvenimą su mumis, mes susaistam savo ir jo likimą amžiams. Pakilkim maldai. Viešpatie, meldžiu už kiekvieną čia esantį iš mūsų, kad klausydami Evangelijos žinios apie Kristų, kuris gimė šitą žemę, kuris atėjo kaip kūdikis, nekaltai prasidėjęs, be nuodėmės, gyvenęs teisiai ir šventai, kuris gimė pas Juozapą ir Mariją šeimoje ir atėjo mus atpirkti. Te šita žinia, Viešpatie, kiekvieną iš mūsų pradžiugins. Te Emanuelis, Dievas su mumis būna su mumis, su kiekvienu iš čia esančiu. Meldžiu, kad už kiekvieną mano tikintį brolį, už kiekvieną mano tikinčią sesę, kad kiekvienas iš mūsų būtumėm sutvirtinti. Kad tie, kurie dvejojam, nedvejotumėm. Kad tie, kurie žinom to klusnumo kainą ir pasiryžimą ir apsisprendimą, kad mes būtumėm apsisprendę ir pasiryžę. Meldžiu už tuos mano draugus, kurie čia yra su manim. Kad Viešpatie jų širdyse, kurie dar dvejoja, nežino, neapsisprendė, kad jie pasirinktų ne bėgti nuo tavęs, ne kovoti su tavim, bet pavesti savo gyvenimą ir likimą tau, Viešpatie. Meldžiu, kad tu tai veiktum kiekvieno žmogaus širdį, pagal savo malonę, pagal savo išmintį
ir pagal savo saiką viešpatie, kaip nusprendęs esi. To prašom Kristaus mūsų viešpaties vardu. Amen.